Šiandieną vėl pasigaminsime uzbekų patiekalą. Šį kartą jis vadinsis lagmanas. Gaminamas iš makaronų, kuriuos uzbekai vadina lapša. Galbūt čia rusiškas pavadinimas, nežinau. Bet jis yra ypatingas tuo, kad tie makaronai yra gaminami su daržovėmis. Griežtų taisyklių lagmano patiekalui gaminti nėra. Dažniausiai jisai gaminamas iš tų produktų, iš tų daržovių, kurie tuo metu uždara iš tų produktų, kurie yra dėl. Nors šiame patiekale yra tikrai gausybė daržovių, kaip matote. Tačiau vegetariškų šio patiekalo tikrai negalima pavadinti dėl to, kad šiaip uzbekų virtuvė be mėsos yra ne uzbekų virtuvė. Taigi, mums reikės tikrai nemažai mėsos, daržovių įvairovės, kurią matote čia. Taip pat česnako, svogūno, turime kalendrų, kas be ko turbūt irgi Vidurio Azijos virtuvės nelabai manoma įsivaizduoti. Ir pipirų. Su ingredientais susipažinote, dabar pradėkime darbą. Pirmiausiai susipjaustysim svogūną. Mėsą susipjaustysim vidutinio dydžio kubeliais, maždaug tokiais, kokį reikia guliašui. Svogūnus, česnakus ir mėsą mes kepinsime pirmiausia, tačiau galima ir daržovės tuo pat metu susipjaustyti. Morkas uzbekai dažniausiai pjausto šiaudeliais. Daržovės susipjaustėm, laikas pradėti kepti. Šiuos pipirus mes apkepinsim ir kada aromatas jau liks aliejuje, mes juos ištrauksim. Į tikrai gerai įkaitusį aliejų, ištraukę pipirus mes dedam svogūnus. Svogūnams įgavus auksinį atspalvį, dedame mėsą. Kadangi šiuo metu šviežių pomidorų dar nėra, mes naudosime konservuotus. Šiek tiek pasitroškinus apie porą minučių dedame papriką. Pasitroškinus dar kelias minutės daržovėms su mėsa, dedame likusias daržovės bei nužievintą česnaką. Kol viskas troškinasi, verdame makaronus. Mėsa su daržovėm jau pasitroškino, mums reikia truputėlį skysčio. Mes naudosime ne paprastą vandenį, bet naudosime makaronų nuovirą, kuris yra pilnas miltų, kurie truputėlį patirštins mūsų padažą.
lieka pabarstyti žalumynais. Šiuo atveju tai yra labai uzbekų virtuvėje mėgiama kalendra. Ir galime patiekti. Kvepia išties puikiai, skanaus.